Reiškia, mes turim draustinius, mes turim 20 km neleidžiamą kirsti, ką tu darysi su to mišku? Stengsis jį atsikratyti. Ir paskutinis, ko man reikia, aš prieš keletą dienų važiavau radiją, išgirdau, net akis ant kaktos iššoko, tai kad urėdijos, valstybė valstybė nesusitvarko su miškai, žinokit. Niekaip jie nesusitvarko ir tas urėdijas perduos į privačias rankas. Tai reiškia, bus ta pavardė, man atrodo, aš neklystu, ta pavardė, kuri buvo, valdys monopolį. Bet kaip jūs galvojat, Lietuvoje Jodelis, Miškelis, Kaimelis, kokią norit pavardę gali padaryti? Kas leis tam kaimeliui valdyti tokį kiekį miško? Už jo kažkas taigi turi stovėti. Lietuvoje kitaip nebūna. Tai akivaizdu, kad mes toj surasime, kas už to Jodelio miškelio, jeigu knystis rasim, kur miškai važiuoja, ką miškai, nes netgi viešieji pirkimai, kurie vyksta, labai juokingai vyksta, jis visada laimi.